esą jau plojimai, bracia, kaip malonu šitoj. O dusetas yra, taigi čia dustas tiesiog, kad į dusetas. Tai iš tikrųjų tai gal ir dabar jau paplojat, man dabar pasiplokim patys savo, kad jūs čia tajat. Ir šiemet, kaip ir išeina, kad Selas muzikantų festivalis yra jubiliejinis. 33, taigi 2, 3 ir 3. Tai labai gražus skaičius ir nebūtinai kiti 5 arba 0 gal. Tai svarbiausia, kad yra festivalis, kad nuo vienas dienas jau įsiplatė tiek, kad jau per vieną savaitgalį nebepareina. Tai praeitą anoj savaitėje nuo penktadienio prasidėjo, baigė sekmadienio, o šitam savaitgalį šiandien prasideda ir šiandien baigęs. Rodo, bet šito vieta tai yra Dustas, nuo kur šitas festivalis ir prasidėjo, tai čia yra tas šaknis, nuo išėjo pradėjo atsirado ir kamienas, ir lapai, ir taip vystės tas festivalis ir jau gyvuoja 33 metai. Tai labai gražu ir malonu, kad už žmonių vis ateina, man kaip man regis, vis kaip ir daugėja. Ir žinau, kad net šiemet įsikišė klebonas, tokia, nemėginkit pradėti anksčiau 1:30, be žmonės pabėgs iš bažnyčias, nesulaukia pamokslą. Tai va, tai šaunuoliai visko įsisprendė, panašu, kad ir kas darė mišias atlaikėt ir suspėjom šitoj salėje. Perspėju, yra, kaip visada padešinė, yra stalas pasų, kad turit tas nuo 16 metų, kai prasidėjo jau festivalis, tai atsirado tai pasai, tai kai atsižymėti, kad iš vis pirmoros, tai gali išvisgi naujų užsiimti, a kad jau turi, tai atsižymėti. Kiekvienais metais vis mes turim netekčių, kaip bebūtų skaudu, bet vis tiek metai eina ir tas netektys niekur nuo mūsų neprapuola. Šie teisingiau pernai metais, birželio mėnesį, išėjo Algirdas Svedinskas, nors anas prie Selas muzikantų šiandien dalyvavo, bet dusetiškiai tikrai gerai žino ir visą Lietuvą žino, ne tik dusetiškiai. Anas tai esu dusetam susijęs, kad anas gyvuoja ir sartų lenktynių meninės dalies ir režisierius, ne tik meninės dalies, bet iš vis Zarasų lenktynių dar buvo Težera režisierius. Tai va birželio mėnesį anas irgi išėjo kitam panašu pasaulį, o šiais metais visai ne per seniausiai išėjo buvusi Zarasų kultūros centro direktorė Jovita Mikutavičienė. Tai va šitie du šviesų žmonės, šviesių žmonių šitų nebėra kartu su mum, mes galim tik juos pagerbti tylas minutė. Ačiū. Nu ko, tiek, kad reišia ir dar kiek nežinam tų muzikantų iš tikrųjų, tai kad jie gal ir nedalyvavė šitam festivalį, bet tie turėtų džiaugtis nuo debesėlę, kad čia muzikantai tebegroja, net ir kitų išėjusių harmonikas atsiduria kitų muzikantų rankos, jaunųjų muzikantų. Tai yra labai gražu, kad to tradicija, muzikavimo tradicija tebesitęsia. Ir labai malonu pakviesti scenan pačius gražiausius, pačius įdomiausius žmonės, tai vaikus iš Utenos, Setinas. Atspėkite, a jam vadovauja Rima Garsonienė. Man regis, jūs silpnokai plojat, bandys nedrįsta taip. O, pamatė.
gerbiamą Maškunas paaiškinsi apie šitos muzikalius žmonės. Labą dieną visiems susirinkusiems į tokią puikią šventę. Ir mes su didžiausiu džiaugsmu atvažiavom iš pačias Utenos. Tai grosim Utenos meno mokyklos mokiniai. Kapelytė pirma iš folkloro ansamblio Sietynas muzikantai. Tai Mintautė cimbolais, Nojus, Rokas, Augustinas ir Emilė. Tai va, mes grojam tokiais instrumentais vasenoviškais cimbolais, aišku, šitom krašte mėgiamom Peterburgsko harmonikom ir būgnais, būgneliais. Ir labai džiaugu, kad vis mastau naujų veidų tų vaikų, kaip perniai vienogi jau auga, dabar vėl prieaugis, pastau, tai taip ir kaitaliojas nerinkotau. Nu, žinokit, visada tų vaikų laukiu. Labai laukiu ir kad tėveliai, seneliai atlydėtų man savo vaikučius. Ir tada Aukštaitija tikrai gros. Nu, jeigu mokytoja laukia, tai vaikai jau atidrožia.
Tai buvo sietynas buvo, čia kaip ir Rima aiškina, kad tai yra tik tai dalis sietyna, tik tai instrumentinė grupė. A dabar ateina sietinėlis, a vadovauja to pati Rima Garsonienė, čia matyti bus jau jos sietinėlis, tai matyti čia bus mažesni. Arba atvirkščiai. Va, pasirodo atvirkščiai. Sietynų pasvadini mažesni, a sietinėlio va tokie jau. Paaugi. Nu tai parodys Anis, kiek Anis paaugi, tai su savo grajimu. Va, vadovė turi viską sureguliuoti kiekvienam paliuiku, a jau dabar jau tam nebelika. Nereikia. Sietinėlis pagros fokstrotą, kad vis tai būt, kad vis tai būt, kad visas dienas švintas būt. Nu, kadaise grodavo Rimas Valentas Trainys, tai ir mes paskui jį. Sietinėlį pagroti polkutę, ištekės Marceliutė ir palinkėsim, kad kuo daugiau būtų tų vaikų.
nusiveikėt, publika ploja, o gerbiama Rima dar išvardinti kitos muzikontų pagal vardus, va. Nu tikrai ji groja Urtė cimbolais, Eimantė cimbolais, Augustas, Andronika ir Pijus būgneliu pagal mūsų krašto tradicijas. Ir čia dar Petras ateina, palaikysiu Liurkų. Nežinau, kaip man iš čia pasidalins, bet nu taip ir jau, taip ir. Pasidalins, kam kvietkai, o kam deželą. Aš dar įteikiu padėkos raštų, kuris pasirašė vis dar direktorės pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas, tai Valenta Viveinienė, dėkavoja Sėtinui ir Sėtinėliui. Nu ir vadoviai, aišku, Rimutė. Jaunėliai gražiam. A instrumentus taip pat irgi paskirsta tada. Ar čia liks pustom. Nu, simbolai toks neblogas daiktas. Tai ko jūs galite čia pasiiminėti ramiai, a čia ateina jau visiškai dideli žmonės, kaimynai, tarp Tustų ir Utenas, iš Untalieptės, ir pasodinį Untalieptą, a vadovauja jam žavioji Loreta Alonienė, katro prisiprašė kelias. Nu kaipgi vadovė, netgi bus pačia. Gali pasakyti. Ir viskų išnešė niekam, nu daidžiu Dievu tą trigalas palika, nu. Ne, matai, pamatė, kad jūs įtei pagoti. Nu tai dabar dar man reikėti, va, aptarnavimas labai gerai kedukė. Prašai vienas kėdės atsirado net 3. Tai kur dar pasakysi? Nu jeigu reikia pasakyti. Nemėgink. Tai labų dienų visiems. Nu kaip smagu matyti, va visi atai nori paklausyti tas liaudiškas muzikas, reiškia, dar šito muzika tokia va neišnykus, dar žmonėm rūpi, tai reiškia gyvos ilgai. Reikia dėkavoti va tiem, kad jie organizuoja tokius suvėjimus, kada mums va tokius visokius basiokus sukviečia, leidžia pasirodyti, nu, a mums jau kaip pasirodai, nu, taigi repeticijas, nu, tai kaip ir smagesnės pasidaro. Ir žmonės kaip ir labiau tada nori ateiti. Tai ką, tai visiems smagaus pasiklausimą ar pasibuvimą, nu, kas nenorit šokti, nes jau linguokit, gal mes biškai net tų taktų pagrosmą, reikia pristaikykit kaip nebūti. Jeigu ką, tai patremsėti galit. Taip.
kiek nesismaginti, kas apajama su pirštinė, matyti, ne visi nusmoja. Ir taip aš vėl palauk, taigi man reikia vėl garbeinti padėkų, aš dalyvavimo šitam gražiam festivaliui. Na, tai tikrai, dabar jau galim ir jau muzikai, tai jau galim ir išėti. Tai jau skaitas palidėja tą vietą. Reiks dabar dar vienas kėdės, aš pas atsinešiu matyti, buvo dabar prasidės kolektyvai buvo, a dabar pavieniai, muzikontai, nu ką, ir prasidėjo iš tikrųjų selas muzikontai. Gintaras Andrijauskas, taigi pasiklausys ir pamatys, kad taip išsibarsti yra peterburgininkai ar manikieriai ir minti šovė, nu kaip jos biški sugūrus krūvom. Nu, o taip ir išsivystė, kad ta krūva didėja ir išdidėja. Kad ant sceną reikia kuo daugiau kėdžių ir kviečiu du anykštėnus, tai Gintaras Misiūnas ir Giedrius Bernatas, anykštėnai muzikontai. Ir vienas jų kaimynas iš Kurpiškio, Jonas Burdinavičius. Prašom įstaisyti. Va, aš žinau kitas vietas, Liujkas toj Ramūnas, labas Ramūnai. Žinai, kad tas užsiėmės, tai čia tas žmogus, nuo katra priklauso nuo tą girdim arba ne. Gerai, kad suprata, sustata paplot, tai jiem kitas dabar žinas, kokio garsumu šitie muzikontai norės groti. A ne? Tai dabar katras kitam starčia Gintaras ar ne Gintaras? Tai čia nuo Jono Kupiškėną pradėsim. Kaip parašė, kad Kupiškis pasų stalas apsirinka, nieko baisaus. Ne pirmuros čia ar ne? Ne. Tai jau pasų turit, reiškia. Kaip ir turiu, nežinau, ieškojau, bet neradau. Matyt, tai to įkištas, arba turkiai labai naudojant, kad net mažiau sustrynę. Nu, tikriausiai. Tai nuo jūs jau dabar pradėsime. Sukėti. Nu tai gerai. Nereiškia dabar jūs vienu kūrinį pagrojat, abudu ir kakį. Na, valsiukų tokį. Gerai, a paskui jūsų kaimynas, a paskui vėl prie jūsų sugrįžta.
savo kaimynam, tai jau vystė sako, aš jau tai jau pasistengsiu, kad būtų nepraščiau. Ir kas dabar bus? Valsiukas. Irgi tokį va tak. Nu, pradėsime. Nu, kaip dažniausiai, kol jis važiuoja muzikantai. Nu, sakyčiau, kad gerai. Ale? Ar tikrai gerai? Giedriau, ar kaip prispažinsiu, mes buvom netyčia susitimi Druskininkuos, tai... Gal šokiai būna ten, Nu, mes šokius kaip tai nesumatėm, bet taip, kaip taip, bevalgydami sustikam. Ir ar pamačė, Giedriau pamačė Anatonijų Graimui. jo, pamačia. Bet kažkas pasidarė su... Kas klavišas išlakė, ne, atskabina diržas. Kaip nors aš palaikysiu, nes gaus, svarbu, kad nenutrūka, tik atsisėdė. Trūka. O jau išeinat? Ai, jau jaučiu kur. Ar nemeškeriot išeinat jau būtų? Ar išeis? Ale kol žinot, kol tvarkatės, gal tada, gintarai, gal jūsų grojimas. Tegu Renis dar remontuojas. Oi, kuo dabar? Ūpa pagerinimui.
tik pakėlė, jau Giedrius Ternamas sako, jau tik man vienam gali groti, bet man gražu, kad muzikantai tai yra draugai, man atrodo, kad ne tik tai valvama pagal blizgėjimų, tai vis šito pastoji tik folgentas galėjo, ane? Nu tai, Giedriau, kas dabar? Kas dabar pasidarė? Kas, jo, kas? Nu, kas? Polka. Žinioj! O kokia polka? Polka. Ai, net šitai būna. Labai gražiai, kad nusirengė, bet nepadėkit, man reikia teikti padėkas, tai Gintarui. Padėka, jūs tik tai plokit, jūs tik dėkojate žmonėm. Ir dėkada palaukit gautą iš Gintarą, jo, Petrą, Gintarą. Iš Petrą kvietkų negaunat, bet žinot, iš Rimūtės gaunat kvietkus. Teisingai. Nu, ką tai tyla, neteikinėjai. Aš nepasakau. Aš dabar supratau, kaip tik tai mergiotėm, tai Petras ir Kvietkus ir Dežionas, sakai, berniaukam tai Rimutė. Šalvoniai, ačiū. Ai, dabar nežinot, kad ratus anait. Ai, kaip šitos padaryti. Nieka, paskui pasimsta. Ir kviečiu muzikantus da trejetų. Atvažiavęs yra Kristupas Sizovas iš Malėtų. Kurgi tas Kristupas? Va, jaunuolis. Taip, yra taip pat Aurimas Pavilėnas, Uteniškis. Ir Pijus Avinskis, irgi Uteniškis. Kurgi tas Pijus? Va, čia matyt, kad tik ne visus pažįsta, kad tai plovė žmonės. Pijau, jeigu gyvas, tai atplauk. Ale net plajimai nepadėjo. Negi nėra? Kur tavo Pijus? Ir nebus? Tarkim, įrašytas, kuris registravęs, čia jis turi sėdėti ir groti. Aha, reiškia registracijos klaida.
Ten su dviem, abudu jauni berniukai. Tai kurti dabar Kristupas, tai yra, žinot, yra tokia skileta kepurė, kad jam vadovauja Deividas. Tai Anas yra Deivido mokinys, a Deividas tai yra Petro mokinys. Vat kokia litanija išeina. Nu ir pažiūrės, kaip čia vienas buvo makina, vienas tu makina, tas jau tau makina ir pažiūrės, kas gaunasi. Gerai, gerai. Šitas muzikantas Agnes anksčiau groja septynėlį, bet sakė vadovai rėmė, sakė, gana, aš noriu vienas. Ir prasidėjo solinę karjerą. Nepamelavau? Jo. Noras kur nepraeina grota. Nepraėjo. Ir tikiuosi ilgai nepraeis. A dabar paklausysiu. Valsą? Nu, vat kaip rimti muzikantai, ant ko jis važiuoja visų to nuo valsą. Teisingai.
Pamata, kaip ir sakė, labai visi taip susvajoja į senėją. Nu, žodžiu, sukėlė tokių meditacijų. Kristupai, žinau, kad tu irgi mokiniesi ir netgi su Peterbursku jau. Tai jau kitais metais gal čia atvažiuosi su Peterbursku? Ne, aš su diatoninė noriu, nes Peterbursku. Pala, tu man moksliškai aiškinys, man galvoji, kad tai diatoninė. Kas tai pravedęs? Mokiško valdymo harmonija. A to irgi trauki taip, plėši taip. Taip. A, jau kaip ir aiškiau. Ne? A, jau irgi pastarė beveik aišku, kas reiškia diatoninė. Panašiai kaip Peterburską, tik mažiau klavišų. A ne? Panašiai. O, tai kur dabar sugrosi? Na dabar Kęstučio Vaksą surosiu. Kosmicką. A, vat net važiavo be Sarmačius. Lyriškai jau prigrojai, a ko dabar mažiau taip, nu, energingiau? Nu, lyg ant sienų, poli. O, nu tai kur, žinau, dažnau, siena čia nelabai išteptas, jau gali laipėti žmonės.
muzikontai jau gali dabar jau atsistoti. Abudu, kad jau paploto, jeigu ją jūs dar ir nusipilsta. Ir dabar nieko dar nepadėkit. Aš noriu įdėti padėkas, tai Aurimui. Ir Greitai. Petras Urimoti dar kažkutai. Ai, bet. Ir kolega, kad taip jau nesunkūti.